Ta prasme, kaip tu manai, koks yra patraukliausia vyro savybė? Kokia gali būti tik tai? Akis. Čia yra ne... Čia akis tai yra... Čia ne savybė. Ai, ta prasme, savybė. Jo. Gerai, savybė, ne? Labai. Šitą video tau noriu pateikti 10 patrauklaus vyro bruožų. Ir čia nebus tik tai bruožai. Aš noriu tau pateikti ir būdus, ir pavyzdžius, kaip tie bruožai atrodo realybėje ir kaip tu juos gali įdiegti į save ir tapti patrauklesniu vyru. Pirmas patrauklus bruožas yra gebėjimas priimti sprendimus, kad ir kokie jie būtų nepopuliarūs. Pavyzdžiui, paimkim šalies prezidentą. Šalies prezidentas turi priimti tokius sprendimus, kokius jis mato geriausius savo šaliai. Tai reiškia, kad dažnai jis turi rizikuoti savo reputaciją ir daryti nepopuliarius sprendimus tam, kad šalis klestėtų. Taip pat ir tu privalai priimti sprendimus už kitus žmones ir privalai treniruotis priimti tuos sprendimus. Nes labai populiaru yra nežinoti nei ko tu nori, nei priimti iš vis sprendimų, nei už save, nei iš kitus žmonės. Tiesiog tekėti pasroviui. Ir paprastas pavyzdys, jeigu tu eini į kavinę, eini į restoraną, eini į kažkokį pasimatymą ir mergina tavęs klausia, tai kur eisim, ar tai ką veiksim, ir toks, nežinau, gal einam čia, o gal einam kebabo, o gal einam picos, o gal einam žiūrėti filmų, o gal tą einam daryti. Ir nueinat į kažkokį vietą, sakai, nežinau, gal čia negerai, gal čia nepatinka, gal einam kitur. Ir tu pastoji neapsisprendi, pastoji nežinai, ko nori. Tai yra super nepatrauklus tiesiog dalykas. Kai tu priimi sprendimus už moterį, tu realiai nuėmi atsakomybę nuo jos pečių ir viskas tiesiog, jūsų santykiai daug lengviau plaukia. Tai pavyzdžiui, jeigu tu nusprendei į kiną, nusprendei eiti į tam tikrą restoraną, turi aiškiai tai ir pasakyti. Einam čia bus fainai, sėdam čia, sėdam prie šito staliuko, tu gersi kavos ar arbatos, nes aš tai noriu arbatos, man patinka arbata. Ir viskas įgauna tam tikrą tėkmę, viskas vyksta daug paprasčiau ir daug lengviau. Tuo pačiu turi suprasti, kad jeigu tu nežinai geriausio įmanomo atsakymo, tu turi leisti vesti, priimti sprendimus kažkam kitam. Paprasčiausiai geras lyderis priima sprendimus, kurie yra geriausi grupiai žmonių, kuris juos veda. Ir kai tu nežinai geriausio kelio, kai tu nežinai iš vis kelio, kur tai eini, tiesiog paprašiau yra leisti kažkam kitam vesti ir priimti sprendimus už tave. Pavyzdžiui, man buvo toks atvejis, kai aš buvau užsienyje, aš buvau mieste, kuriame aš nieko nepažįstu, aš tiesiog negalėjau prisimti lyderio rolės pasimatymę su mergina. Aš leidau jai vesti mane, jai priimti sprendimus, kur mums eiti, ką mums veikti ir taip toliau, nes aš paprasčiausiai nieko nežinau. Ir tokiu atveju, ta prasme, aš visiškai jaučiausi komfortabiliai ir net dėl nieko nedvėjojau ir nesistengiau kažkaip dirbtinai perimti visą kontrolę ir kontroliuoti tiesiog viską, nes tai jau yra nepatrauklu. Aš leidau jai vesti, bet tuo pačiu aš išlikau savim ir atskleidžiau savo patrauklės savybės kitais būdais, kuriuos mes apžvelgsime vėliau. Antra savybė tai yra emocinis tvirtumas. Ir būtent emocinis, tai nereiškia, kad tu turi būti užsikočiuos ar ten gerai atrodyti. Tai reiškia, kad kai aplinkui tave chaosas, turi išlikti tas žmogus, kuris pastoji išlieka ramus ir gali priimti sprendimus. Vyras negali leisti, kad emocijos paimtų viršų. Ir būtent moteris yra labai emocionali būtybė. Kaip ir vyras, bet moteris yra šiek tiek galbūt emocionalesnė. Ir dažnai moteris bando išreikšti savo emocijas ir užvaldyti savo vyrą arba paveikti savo emocijom vyrą. Jos tai daro pasąmoningai, aišku, nespecialiai. Ir kai vyras pasiduoda moters emocijai, moters įtakai tam tikrai, jis realiai tampa vėlgi nepatrauklus. Ką aš turiu omeny? Pavyzdžiui, kai, tarkim, vėlgi, tu paklausi savo merginos arba dažnas toks atvejis, ar nori eiti į kiną, arba ar nori eiti ten ir ten. Ir dėl kažkokių priežasčių tau atsako, taip, noriu, arba ne, nenoriu. Arba tu pats žinai, kaip yra.
Ir staiga tu nesupranti, nei iš kur susirado tas susierzinimas, nei kas lėmė jį, bet tu aiškiai jauti, kad moteris yra susierzinimas. Ir natūralus kiekvieno vyro bandymas įspręsti šitą dalyką, tai yra paklausti, o kas atsitiko, o kas ne taip, ar tu įsižeidėjai, ar kažkas blogai. Ir moteris realiai negali atsakyti, dėl ko jinai įsižeidė, nes jinai yra tokia emocionali, jinai tiesiog galbūt jinai buvo paveikta aplinkos, galbūt tai daug kas susidėjo ir jinai tiesiog šiuo metu jaučia tam tikrą emociją ir jinai negali paaiškinti, dėl ko jinai įvyko. Ir bandydama paaiškinti tą emociją, dėl ko jinai jaučiasi, emocijos vėl pasikeičia ir jinai dar labiau pyksta ant vyro, kad jai reikia aiškintis, dėl ko jinai jaučia vieną arba kitą. Ir vyras negali reikalauti moters, kad jinai jaustųsi taip, kaip jam patinka, nes moteris taip jaučiasi taip, kaip jinai jaučiasi šiuo momentu. Ir bandydamas logiškai išsiderėti tą emocinę būseną arba išspręsti situaciją būtent kažkokiu ginčo būdu arba reikalaudamas, kad tu turėtum jausti tai, o ne šitai. Negali priversti žmogaus kažką jausti. Gali tik priversti save pakeisti savo elgesį, kad žmogus pakeistų tuometinius jo jausmus. Tai praktiškai realybė tai atrodo taip. Jeigu tavo moteris jaučiasi blogai arba jaučiasi kažkaip ne taip, neturi vesti dėrybas dėl emocinės būsenos, turi tiesiog pakeisti jos emocinę būseną. Pavyzdžiui, nepradėk klausinėti, kodėl tu taip jauties ar kas yra ne taip. Tiesiog pažiūrėk giliai jai akis, nešnekėk, užsičiauk trumpam. Pajus, ką jinai jaučia. Tiesiog užsičiauk trumpam. Ir galbūt jung tam tikrą muziką, prieik prie jos, apkabink ją, pasakyk, aš tave myliu arba tu man patinki, tu nuostabiai atrodai, pasakyk kažkokį komplimentą ar dar kažką, tai pašok trumpai. Ir akimirksniu pastebėsi, kaip staiga jinai išsižiebia, kaip ta moteris išsiskleidžia kaip gėlė ir staiga vėl pas ją yra gyvybė ir tada paklaus, gal nori eiti į kiną, ar gal nori eiti ten ir ten. Ir tuomet staiga pamatysi, kad visas susierzinimas dingo ir jinai akimirksniu tau pasakys taip, nori. Trečias patrauklus bruožas tai yra gebėjimas būti šiame momente. Tai reiškia, kad tu negalvoji apie ateitį, tu negalvoji apie praeitį, tu esi šiame momente. Tik dabar ir čia kartu su to žmogum. Ir tu jauti tą žmogų. Kitaip sakant, moteris nori būti išjaustos, jos nori būti patirtos, jos nori, kad vyras jaustų jos pyktį, jos laimę, jos skausmą ir visą kitą. Ir jos nori tiesiog būti patirtos kaip gyvybė tam tikra. Ir jeigu vyras, tarkim, būdamas moterim, sako, aš tave myliu, tačiau galvo apie savo darbą arba apie dar kažką, tai moteris jaučia, kad vyras nėra suvienytas savo ketinimuose ir nėra šiame momente, nėra dabar ir čia šioje akimirkoje. Ir jos jaučia tam tikrą netvirumą ir nuoširdumą, kas nėra patrauklu. Ar žinai tą momentą, kaip, tarkim, žvejoji ar maudysi, arba šiaip buvai prie ežero, buvai prie upės ir žiūrėjai vandenį labai ilgai ir staiga pastebėjai, kaip viskas aplinkui susilieja, tu pamiršti laiką, pamiršti žmonės, kurie aplinkui yra ir tarsi lieki tik tu ir ta upė. Tu jauti upę kaip tam tikrą gyvybę, atskirą gyvybę nuo tavęs. Ir tu jauti tą gyvastį upiai. Ir nėra nieko aplinkui, laikas dingsta ir tu tarsi pasimiršti tam momente. Tai ir vadinama dabarties momentu, kai tu kažką labai stipriai išjauti arba patari. Būtent tos emocinės būsenos, to buvimo šioje akimirkoje iš tavęs nori ir moteris. Ir būtent tai ir yra buvimas dabarties momente. Ketvirtas patrauklus bruožas tai yra aukštesnio tikslo turėjimas. Taip sakant, vyras negali sumažinti savo gyvenimo tikslų iki vienos moters. Nes momentas, kai jis tai padaro, jis tampa realiai narkomanas ir priklausomas nuo moters. Jis nieko daugiau gyvenimo neturi, tik pačią moterį. Ir kas atsitinka, kai jis praranda tą moterį, jis kitaip praranda savo gyvenimo prasmę. Jis degraduoja visiškai. Ir čia ta klaida, kurią realiai padaro kiekvienas vyras ir aš tiesiog nežmoniškai turiu kiekį patyrimų ir žmonių, kurie man vis sako tą patį ir tą patį. Turėjau merginą, buvo viskas super, aš ten praleidau tiek daug akimirkų visokių, viskas buvo taip fanai ir dabar jinai mane paliko ir kaip mane susigrąžinti, kaip man susigrąžinti tą laimę, kuri buvo ir taip toliau. Ką man dabar daryti?
Ir aš kiekvienam vyrui pasakau vis tą patį. Moteris negali būti vienintelis tavo tikslas gyvenime. Tu turi turėti kažkokį išorinį tikslą, kuris turi būti aukštesnis. Ir tik tada tavo bus tie santykiai stiprus ir tu nebūsi tas narkomanas, kuris yra priklausomas. Tu neimsi laimę iš jos. Tu būsi laimingas iš savęs. Ir tai nereiškia, kad turi turėti kažkokį grandiozinį tikslą, ten nežinau, išgelbėti pasaulio dar kažką. Tai reiškia paprasčiausiai, kad turi tokį gyvenimo būdą, kuriame tu jau esi laimingas, kuriame tu kuri laimę pats, tu nesistengi susikurti laimę iš moters. Kadangi tu jau esi laimingas, tu nori tiesiog pasidalinti laimę, o laimė yra tam ir skita, kad jie galėtum dalintis. Ir tu automatiškai pakvieti kiekvieną moterį su tavim dalintis tą laimę. Ir jeigu jinai nenori su tavim dalintis, tai nėra problema, nes tu jau esi laimingas. Penktas dalykas, kuris yra žiauriai patrauklus, tai yra aistra. Bet kas po velnių yra ta aistra? Lengva pasakyti, būk aistringų vyrų, arba žmogus, kuris yra aistringas, yra patrauklus. Bet ką tai reiškia? Mano supratimu, tai yra daugiau ambicija ir nuotykiai. Tai reiškia, kad tu esi vyras, kuris ieško nuotykių. Jeigu pažiūrėsim į kiekvieną žmogų, kuris daug pasiekia ir realiai kiekvieno vyro idealas, tai vyras, kuris nori iškariauti pasaulį. Tai Aleksandras Makedonietis, tai Heraklis ir visi kiti herojai, kurie realiai yra tam tikras vyriškumo įvaizdis. Ir visa tai, kas tai yra vyras, kuris ieško nuotykių. Momentas, kaip tavo nuotykis tampa moteris, o ne kažkoks tikslas pasaulyje, tai yra ta vieta, kur moteris praranda trauką tau. Nes moteris nenori jaustis nuotykiu, kaip atrodo lyg tai kažkoks būdas išnaudoti ją. Moteris nori pasijusti kažko didesnio dalimi, kažko, kas yra aukščiau nei pati, kas yra galingiau nei pati. Ir būtent tai yra tai, kai tu matai moterį, matai nuotykį kažkur čia ir tu eini į pasaulį, eini į nuotykius ir kartu pakvieti moterį prisijungti į tavo nuotykį. Ir tu pakvieti ją į savo gyvenimą. Ir būtent tai yra ta aistra, tai yra tai, ko iš tavęs nori moteris. Nes vienas universalus dalykas, kurio nori moteris, tai yra nuotykiai. Ir kaip jau sakiau, labai yra svarbu suprasti šitą dalyką, kad moteris negali būti tavo nuotykių. Moteris negali būti tavo nuotykių šaltinis. Tu turi visą laiką matyti nuotykius pasaulyje ir pakviesti moterį prisijungti prie tų nuotykių. Praktiškai kažkokia realybėje, kaip išnaudoti šitą supratimą, pavyzdžiui, tu eini mieste ir visą laiką turi turėti kažkokį, vėlgi, aukštesnį tikslą. Labai paprasta, bet kažkokį tikslą aukštesnį nei suvilioti moterį. Jeigu tu eini mieste gatvėje, tu realiai neturėtum eiti į gatvę tam, kad viliotum moteris. Ir tavo tikslas išeiti į miestą turėtų būti susijęs su tavo gyvenimo būdu. Tarkim, tu turi nueiti į parduotuvę, nusipirkti pieno, sutikti su draugu, nueiti ten ar ten, bet niekada tavo tikslas neturėtų išeiti į gatvę tik tam, kad suviliotų moterį. Ir kai tu eini savo tą, kad ir paprastą, bet vis tiek kažkokį tikslą, beidamas tu matai tai kaip tam tikrą nuotykį, suvokiant tai kaip nuotykį, ir pamatydamas moterį, tu pasinaudoji progą pakviesti tą moterį į tikslą, į kartu ją nusivesti tą tikslą. Pavyzdžiui, tu eini į kavinę, paprastas variantas. Pamatai moterį ir pasakai, wow, tu man patikai, norėjau tu pasakyti labas, bet aš nelabai turiu laiko, nes einu į kavinę ir manau, kad mums reikėtų pratęsti pokalbį ten. Ir tiesiog tu pakvieti ją į tą nuotykį. Ir būtent tai yra aistra. Tai yra aistringas vyras, tai yra tai, ko nori iš tavęs moteris. Šešta savybė, tai yra juokas, humoras ir visa tai, kas linksma. Ir realiai čia bus ta vieta, kur daugumai vyrų su manim nesutiks. Ir būtent dėl to aš esu čia, jūs žiūrite mane, nes jūs nesuprantat šito esminio dalyko. Tai yra tai, kad tu turi gebėti prajuokinti save ir netgi sugebėti padaryti save kvailiu ir juoktis iš savęs. Ir daugumą vyrų su tom nesutiks, nes jie yra vedami savo ego ir bijo dažnai pasirodyti kvailiais ir apsikvailinti. Tačiau tai yra būtent tai, ką turi kiekvienas viliotojas ir ką kiekvienas realiai istorijoje pasižymėjęs viliotojas
būtent ši savybė kiekvienas viliotojas ją turi. Tai yra gebėjimas padaryti save kvailiu ir iš to juoktis. Nebijojimas apsikvailinti ir tai yra turbūt vienintelė savybė, kurią aš turėjau iš prigimties, visas kitas aš realiai išmokau. Bet tai yra tai savybė, kurią aš turėjau iš prigimties ir kuri yra labai stipri mane ir realiai kiekvienas humoristas privalo ją turėti ir dėl to kiekvienas humoristas dažnai yra patrauklus. Net jei jis išvaizda savo nėra patrauklus, ta savybė yra labai patraukli. Tai yra gebėjimas juoktis iš savęs. Ir kaip praktiškai tai pritaikyti, tai yra, pavyzdžiui, labai dažnai irgi iš savo mokinių girdžiu, kad jiem tas bendravimas su moterim arba viliojimas tampa kaip darbas. Jie kasdieną išeina ir atlieka kažkokį darbą ir jaučiasi taip lyg dirbto, lyg labai pavargto. Arba yra irgi tie momentai, kai atrodo viskas pas tave jau vyko gerai, tavo rezultatai vis kilo ir tu pasieki tą tašką, kai tu jautiesi nebe tu. Kai kiekvieną kartą kalbėdamas su moterim, tu jautiesi lyg save žudytum, kai prarastum savo esybę. Ir aš irgi buvau pasiekęs tą momentą, kai tiesiog man niekas nebesiskia visiškai. Pasiekiau tam tikrą aukštą lygį ir po to kritau labai stipriai žemyn. Ir tai yra dėl to, kad įvyko monotoniškumas. Aš žinau kiekvieną judesį, kurį aš toliau darysiu ir realiai nebuvo nieko naujo. Aš nebeklydau. Ir būtent tai lėmė, kad tai buvo tam tikra rutina ir tiesiog aš negalėjau jos pakęsti. Ir ką aš padariau, kad iš jos išlipti, tai yra pradėjau vėl save kvailinti ir sugebėti, kaip pasakyti, sujaukti visą tą viliojimo procesą. Kaip pavyzdžiui, labai paprastas dalykas. Kai tau nepasiseka arba moteris tave atstumia, kad ir ką tai reikštų, nes realiai moteris tas negali atstumti, jeigu tu nežiūri tai kaip atstumimą. Jeigu tu ją kvieti, tiesiog prisijungti į tavo kelionę, tai nėra jokio atstumimo, nes tu tiesiog duodi savo emocijas už dyką. Ta prasme, tu nieko neprašai atgal. Tada atstumimas išnyksta. Bet, tarkim, kad suprastume visą tą principą, jinai tave atstumia, ką reikia to daryti. Dažniausiai aš tiesiog juokiuosi iš savęs, sakau, o, man niekad nesiseka su moterim, o, tu buvai ta vienintelė, nepalik manęs, ne, prašau. Ir dažnai aš net atsiklaupiu ant kelio vien dėl to, kad prijuokinti save. Ir visi gaus, bet tai čia nesąmonė, čia nėra kieta ir taip toliau. Bet aš būtent atsiklaupiu ant kelio ir maldauju juos. Prašau, nepalik manęs, man taip nesiseka su moterim, prašau, būk mano. Ir aš tai darau ne tam, kad ją sužavėčiau arba ne tam, kad atkreipčiau kitų žmonių dėmesį, aš tai darau tam, kad man tai yra juokinga. Mane tai prajuokina. Ir aišku, moteris nuo manęs nueina, ten nusiska mergina, ten aš galvoju, kad aš nesveikas, dar kažkas, bet būtent tai prajuokina mane. Ir kartais netgi ta juoko emocija pritraukia kitus žmonės, nes kadangi žmogus matydamas, kaip aš galiu atsipalaiduoti, kaip aš galiu nekreipti kitų žmonių teismą, jis nori realiai, giliai viduje jis nori tą pačią, jis nori būti toks laisvas kaip ir aš. Ir ta juoko emocija pritraukia kitus žmonės. Ir kai moteris labai jautri į visas emocinės tavo būsenas ir kai tu juokiesi arba kai tu nuoširdžiai skleidi juoko emociją, skleidi džiaugsmą, nesvarbu net tavo pokšto turinys. Jeigu tu nuoširdžiai nori juoktis, moteris juoksis su tavimi, nes kaip jau sakiau, moteris turi tą šeštą jausmą, yra daug jautresnė tam tikrom emociniam būsenam. 7 bruožas tai yra kategoriškas ir labai radikalus atvirumas. Kai tu prieini prie jos gatvė ar kur kitur, arba tiksliau kaip aš prieinu, aš visada pasakau savo ketinimus, pasakau, ko aš iš jos noriu, pasakau, kodėl aš čia ir, tarkim, moteris paklausia, ką aš veikiu gyvenime. Dažniausiai aš sakau, aš vilioju moteris ir greičiausiai jinai pradeda juoktis iš to. Ir net nesvarbu, kaip jinai reaguoja, svarbu, kaip tu reaguoji į jos tam tikrą reagavimą, nes jinai realiai gali tau pasakyti bele ką reaguoti, bele kaip ir tu gali kontroliuoti tik savo reakciją. Jos tu niekad negali kontroliuoti, jos reakcijos. Gali kontroliuoti tik savo reakciją ir yra labai svarbu atvirumas ir radikalus atvirumas. Kad tu esi atviras ant tiek, kad sakydamas tam tikrus dalykus tu net gali savo pakenkti, bet kadangi tu turi išlikti ištikimas savo ir ištikimas savo vertybėmis, tu privalai tos dalykus ir sakyti. Tai kaip jau sakau, aš niekad neslėpiu, kad aš vilioju moteris, aš niekad neslėpiu, kad taip aš noriu su tavim mylėtis, apie ką mes pašnekėsim šiek tiek vėliau. Aš niekad neslėpiu, kaip jau ir sakiau, kad aš nebijau sekso, kad aš noriu mylėti su moterim. Ir
aš visada pagrindžiu savo ketinimus, aš sakau, kad taip tu mela, taip aš tavęs noriu, taip aš tavęs geidžiu, taip tu man patinki. Ir jeigu moteris paklausimas, kodėl, aš sakau, nežinau, pabandysiu tai išsiaiškinti. Vis laikas stengiuosi viskas atvirai. Ir esmė, atvirumas yra didžiausias tas tavo gebėjimas pritraukti kitus žmonės ir sudominti moterį, sukelti tą trauką. Nes jeigu tu 100% vis laikas atviras, pasikliauni savo intuiciją visų 100%, turi tam tikrą tikslą, intenciją, norą kažką pasiekti, norą geisti jos ir pasikliauni savo instinktais, tai visa tai, ko tau reikia. Kai tu esi toks atviras, tu suteiki ir jai galimybę būti atvirai ir jai parodyti savo silpnasias pusės, kaip ir tu parodai savo silpnasias pusės. Ir būtent tai suteikia jum abiem galimybę būti labai autentiškom būtybėm, sukurti nepaviršutiniškus santykius. 8 bruožas yra supratimas, kad seksas yra natūralus ir gražus dalykas. Žuvytės mylisi, meškiukai mylisi, antilopės mylisi, visi mylisi. Ir nereikėtų gėdytis tai, kas yra natūralu ir kas yra įgimta tam. Reikėtų vertinti ir džiaugtis tuo, kad tu gali masturbuotis. Reikėtų švęsti tai, kad vyras gali masturbuotis. Aš mėgaujuosi tuo, kad aš galiu masturbuotis. Ir neturėtum gėdytis to, kad tu masturbuosi, nes tai yra natūralus, gražus procesas. Ta prasme, tai ir padaro tave vyru, tai ir padaro tave tam tikrą prasme žmogumi. Ir nereikėtų gėdytis to, kad tu jauti trauką moteriai, kad tu jauti trauką moters apvalumą, kad tu jauti trauką moters krūtiniai, kad tu, kitaip sakant, vos negeidi jos pūtės. Nes tai yra nuostabus ir gražus dalykas, jeigu tik moki tai išnaudoti. Ir aišku, dažniausiai kas atsitinka, kai tu nebijai išreikšti savo seksualumo, moteris gali tavęs paklausti to, kad ar tu su manim tik dėl sekso. Ir aišku, kiekvienas vyras šituo atveju bando išsisukinėti ir išduoda savo įsitikinimus. Sakydami, ne, aš tik noriu to ir to, ne, aš tik noriu susipažinti ir gal tada, gal kažkas vyks ir taip toliau, ir taip toliau. Ir realiai tai paprasčiausiai reiškia, kad tu nesi atviras visų 100%. Moteris niekada tavęs neteis, jei tu nori su ja mylėtis, jei seksas tau nėra vien tik kūniškas malonumas, jeigu tai yra tau kažkas daugiau ir tai yra tiesiog būdas susipažinti su vienas kitu pačiame aukščiausiame lygyje, dvasinėme lygyje, kur tu patiri vienas kitą. Ir tuo tarpu, jeigu tu nori mylėtis ir tuo pačiu tu matai ją kaip išskirtinę, ypatingą būtybę, kad moteris, kitaip sakant, negali pakęsti to, kai ji yra viena iš daugelio. Arba kaip tu mylėsi su ja, bet tu jos nebeatsiminsi, jinai nieko neišsiskiria, jinai yra tiesiog kažkas tai. Kai moteris nesijaučia išskirtinė, būtent dėl to jinai gali tave teisti, jeigu tu nori tik tai mylėtis. Bet realiai, jeigu tu ją išskiri iš kitų, jeigu ji yra tuo metu, kai tu būni su ja, ji yra tauta vienintelė, gerąja prasme. Ir tada jinai realiai priima seksualumą taip pat kaip ir tu. Ir kai tu sugebi taip atsiverti ir radikaliai atvirai visą tai išreikšti, moteris kartu atvers tą seksualumą ir tau kartu su tavimi. 9 patrauklaus vyro bruožas tai yra vadovavimasis savo vertybėmis ir ekspresija, o ne impresija. Kitaip sakant, impresija tai kai tu vadovaujas kitų žmonių vertybėmis ir stengiasi tikti kitiems žmonėms. Ekspresija, kai tu išreiški tai, kas tu esi giliai viduje ir pritrauki kitus žmonės. Tačiau kai išreiški save, kai naudoji ekspresiją, visą laiką rizikuoji būti mėgiamas vienos pusės ir žiauriai nekenčiamas kitos pusės, nes ne vienas žmogus negali būti mėgiamas visų 100%. Jeigu tu gyveni teisingai, tai realiai turi būti vienų žmonių mėgiamas labai ir kitų žmonių visiškai nemėgiamas. Kaip vienas žmogus yra pasakęs, mane gali atstumti 9 merginos iš eilės ir pasakyti, kad aš visiška šiukšlė, bet jeigu 10 galvoja, kad aš vaikščioju vandeniu, reiškia, aš ilgiuosi gerai. Vėliau, kaip tobulėjai, kai kurie žmonės jau mato tave kaip tam tikrą modelį arba autoritetą ir galbūt jie sveikina dėl tavo pasikeitimų, dėl tavo transformacijos.
Jie seka tavo žingsnius ir jie tiesiog džiaugiasi kartu, džiaugiasi tavo nuopelnais su moterimis, tavo pasiekimais su moterimis. Ir čia labai didelį spąstai yra, į kuriuos papuola labai daug vyrų. Kai jie pradeda girtis dėl to, kad padarytų įspūdį kitiems žmonėms. Ir tai yra jau gyvenimas dėl kitų vertybių, o ne dėl savęs. Kitaip sakant, kai tu esi patrauklus vyras, iš tikrųjų autentiškas patrauklus vyras, tu neturėtum turėti kažkokį tai priežastį arba stimulą girtis kitiem ir pasakoti kitiem apie tavo turėtas moteris. Nes patrauklus vyras neturi reikalo tai daryti. Jis jau jaučiasi visavertis ir jo savivertė ateina iš jo vidinių vertybių, ne iš kitų žmonių, ne iš kitų žmonių, kurie vertina teigiamai arba neigiamai. Patrauklus vyras sugeba vertinti savo gyvenimą pagal savo standartus ir kol jis turi tam tikrą viziją, kur jisai nori būti, kur jisai eina ir jis eina tuo keliu, nesvarbu, kad jis galbūt dar nepasiekė to kelio ir nepasiekė savo tikslų, bet kol jis eina ten, kur jis nori, jis turi tam tikrą tikslą, intenciją arba ketinimą, kur jis nori eiti. Kol jis yra tam kelyje, tol jis jaučiasi laimingas ir būtent tai reiškia, kad tu vadovaujasi savo vertybėm, o ne kitų žmonių vertybėm. 10. patrauklus bruožas. Tai yra galbūt tiksliai daugiau ne bruožas, bet gebėjimas. Tai yra tam tikra vizija ir supratimas, kad tavo gyvenimas jau yra nuostabus. Tu privalai jau sukurti nuostabų, gerą gyvenimą, savo gyvenimo būdą, kuriame tu darai įdomius dalykus, tu bendrauji su įdomiems žmonėms, turi įdomius hobius ir būtent dėl to, kad turi įdomų gyvenimą, tau moteris nėra reikalinga. Nėra taip, kad tu negali gyventi be moterių, bet būdamas su moterim, tu įgauni galimybę pasidalinti savo laimę. Taip sakant, tu turi gyvenimo būdą, kuriame tu esi Dievas, kuriame tu esi viskas, ko tau reikia. Bet kai turi moterį, tai yra galimybė dar labiau išplėsti visą tai. Bet jeigu moteris nesutinka su tavim būti arba jūsų nuomonės išsiskiria, tai tavęs nepakeičia. Tai nepakeičia tai, kas tu esi, tai neįtakoja tavo laimės, tavo vidinės būsenos ir taip toliau. Kitaip sakant, tu turi turėti gerus, įdomius, savo tinkančius hobius, įdomų gyvenimo būdą, turėti kasdien kažką tai veikti, būti su savim, mokėti išbūti su savim kambaryje, meditacijoje vienas. Dauguma žmonių pastoja nori būti stimuliuojami ir pastoja nori reaguoti į aplinką. Jie nori žiūrėti televizorių, nori žiūrėti komediją, nori žiūrėti dar kažką. Ir jie niekad negali sustoti ir paklausti, kas esu aš, dėl ko aš čia esu. Kodėl aš geidžiu jos, kodėl ji man patinka, ką aš turėčiau daryti, kad tapčiau moters fantaziją, ką aš turėčiau daryti, kad pasiekčiau kažko gyvenime. Nei vienas žmogus negali atsisėsti kambaryje ir paklausyti savęs šių klausimų. Ir būtent tai yra galbūt raktas į laimę, tai yra tyrinėjimas ir pažinimas savęs arba dvasingumas. Dvasingumas reiškia supratimas, kas tu esi, tai nesusijęs su religija, nes dauguma žmonių klysta galvodami, kad dvasingumas yra tas pats, kas religija. Ir būtent šitas dalykas, gyvenimo sukūrimas, kuriame tu nori būti, kuriame tu jau esi laimingas ir moteris yra tau tik bonusas, ji nėra tau reikalinga, tai tik būdas pasidalinti laimę, dar labiau plėsti laimę, dalintis laimę su kitais žmonėmis. Būtent tai yra labai patrauklus bruožas. Dėkui, kad žiūrėjot, čia mes baigiam. Dėkui, kad žiūrėjot šitą seriją. Čia buvau aš, Gabrielis iš Stocio. Susitiksim kitų kartų.